Mūsų pasaulis lėkia, skuba, niekada nesustoja. Rasti jame ramybę, kartais atrodo misija neįmanoma. Bet kas, jeigu atsakymas visą laiką buvo ne kažkur išorėje, o tiesiog mumise? Šiandien ir panagrinėkime, kaip tame triukšme atrasti tylą pasitelkiant meditaciją. Turbūt labai pažįstamas jausmas, ar ne? Kai galva atrodo tuoj sprogs nuo minčių, o kūnas nuolat įsitempęs. Lyg viskas aplinkui tiesiog slėgtų ir neleistų net normaliai atsikvėpti. Būtent nuo šio jausmo ir atsispirkime. Bet žinote, kas geriausia? Yra kelias iš viso šito chaoso. Kelias į aiškumą, į vidinę pusiausvyrą. Ir tai tikrai ne koks stebuklas, o tiesiog praktika, kurią gali išbandyti absoliučiai kiekvienas. Gerai, tai kasgi tas triukšmas, nes kalba eina tikrai ne apie garsus gatvėje. Tai kur kas giliau. Štai kur problema – mūsų protas, kuris niekada nenutyla. Tas nesibaigiantis minčių srautas, nuolatinis analizavimas, nerimas dėl to, kas buvo ir baimė dėl to, kas bus. Meditacijos mokymuose tai vadinama būsena, kai esame tarsi nuolatinėme vidinėme veiksme. Ir protas tiesiog neturi progos pailsėti. Tad kaipgi suvaldyti tą vidinį triukšmą? Atsakymas yra praktika. Gyvuojanti tūkstančius metų, bet šiandien atrodo reikalinga labiau nei bet kada. Svarbiausia suprasti, tai nėra kažkoks sudėtingas ritualas. Tai labiau, kaip treniruoklis protui. Būdas tiesiog trumpam atsijungti nuo visų išorinių dirgiklių ir pabūti čia ir dabar. Taip auginant tokį tvirtesnį ryšį su pačiu savimi. Štai čia labai tinka mokytojo Virginijos Mockaus mintis. Anot jo, tai ne šiaip kelias į ramybę, bet ir į gilesnį savęs pažinimą. Praktika, kuri iš esmės keičia visą vidinę būseną. O štai šis skaičius kalba pats už save. Daugiau nei 25 metai. Tokia patirtis yra tiesiog neįkainuojama. Ji leidžia mokytojai patikimai vesti tiek tuos, kurie tik žengė pirmuosius žingsnius, tiek tuos, kurie jau pažengė giliau. Gerai, bet kokia iš to nauda? Konkreti, apčiuopiama nauda. Pažiūrėkime, ką sako praktika ir tyrimai. Čia matosi, kaip viskas susiję į vieną grandinę. Pradedant nuo tų chaotiškų minčių, meditacija padeda jas išnarplioti. Tai natūralu veda prie vidinės pusiausvyros, emocionalios stabilumo. O kai viduje ramiau, atsiranda ir aiškumas sprendžiant problemas ir tiesiog šviesesnis požiūris į viską. Išmokstama valdyti savo reakcijas, o ne leidžiama joms valdyti mus. Ir tai dar ne viskas. Žinote, raminant protą, raminamas ir kūnas. Tai tiesiogiai susiję. Kai mažėja streso hormono kortizolio, iškart gerėja miegas, normalizuojasi kraujospūdis, netgi stiprėja imunitetas. Tai toks, holistinis poveikis, kai protas tiesiogiai gydo kūną. Ir čia natūraliai kyla klausimas. Gerai, įdomu, bet nuo ko pradėti? Kelionė į save iš pradžių gali atrodyti sudėtinga, bet ji tampa kur kas aiškesnė, kai šalia yra patyręs vedlys. Visas procesas yra labai nuoseklus. Niekas neverčia iškart daryti kažko sudėtingo. Viskas prasideda nuo paprasčiausių žingsnelių, pavyzdžiui, tiesiog kvėpavimo stebėjimo. Svarbiausia čia – kantrybė ir nuoseklumas, o jau su laiku galima pereiti prie gilesnių technikų. Būtent čia ir atsiskleidžia mokytojo svarba. Pagalvokime apie tai, kaip apie kelionę į nepažįstamą kalną. Galima eiti vienam ir klaidžioti, o galima eiti su gidu, kuris žino takelius, perspėja apie pavojus ir tiesiog įkvepia eiti toliau. Mokytojas ir yra tas gidas vidinėme pasaulyje. Taigi, pakalbėjome, o dabar prie reikalų. Kaip visą tai galima paversti realybę ir pradėti šią kelionę jau dabar? Štai ir konkretūs laikai bei vietos. Užsiėmimai vyksta Vilniuje ir Kaune labai patogiu laiku, jau po darbų. Tai tiesiog puikia proga ne tik atsipalaiduoti po sunkios dienos, bet ir gauti įrankius, kurie padės tvarkyti su stresu kasdien. Prisijungti tikrai paprasta. Galima rinktis grupinius užsiėmimus, tapti tokios palaikančios bendruomenės dalimi arba tartis dėl individualaus laiko. Svarbiausia tiesiog žengti tą pirmą žingsnį. Ir pabaigai. Klausimas apmąstymui. Kaip dažnai atidedame tai, kas svarbiausia – rūpestį savimi. Vis laukiame kažkokio tinkamo momento. Galbūt kaip tik dabar ir yra tas metas. Metas atverti duris į vidinę harmoniją ir atrasti ramybę, kurios taip trūksta. Didelis ir nuoširdus ačiū.
Ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate patiktukus, kad komentuojate ir dalinatės. Kiekvienas jūsų veiksmas, jūsų palaikymas be galo padeda šiam kanalui augti. Iki greito!